Sveiki, mes esame Antano vienuolio gimnazijos mokiniai ir AVG Info komandos žurnalistai. Aš esu Jonas. O aš Eglė. Šiandien mes klausimėsime žmonių, ką jie žino apie sausio 13 šventę. Sveiki, aš kalbinu Sergejų Jovaišą. Sakykite, ar graži vėliava? Įspūdinga, nuostabi, Ar žinote, gigantiška. Ar žinote, kad ši vėliava yra viena ilgiausių Lietuvoje? Galim sakyti, ilgiausia vėliava Lietuvoje. Tai manau, kad anykščiai ir šitoj vietoj išgarsės. Mes gal pretenduojame į Gineso rekordų knygą. Ir čia tikrai šaunuoliai vienuoliečiai. Malonu, kad ir aš tą mokyklą baigiau, kad va šitokios idėjos gimsta dar ten. Ir tikrai nuostabi reisena ir pati idėja. Vėliau bus pašventinta, kiek žinau, ir išvežta į Vilnių, atmintinai dienai pažymėti. Ir ten, smagu, kad bus pilni 3 gal autobusai važiuos į Vilnių, Mūsiškių ir nešta vėliava Vilniaus širdyje. Tai, žodžiu, startas duotas čia, iš vienuolio gimnazijos, į mūsų Švento Mato bažnyčią ir toliau į Lietuvos sostinę. Ačiū Jums labai. Sėkmės. Laukit, gerai? Čia bus eismas. Labai nuostabi šventė ir dar pirmą kartą gyvenime Lietuvoje. Kaip jaunimas, kad būtų toksai, kaip vėliavų neštų, kad ir jie pasiryžtų, tikrai lietuviais būtų, kad nebebėgtų niekur, kad darbą atsirastų. Darbą neturi, mūsų sūnus jau nedirba beveik metai, kad darbą atsirastų ir vėliava šitą, kad iškilminga būtų. Mes jau nukentėję, nes jau buvom Sibirį, jau žinom šitų skonį ir viską. Bet jau šitą dieną, aš negaliu, man ašas užpyra, kokia nuostabi diena. Ačiū Jums labai. Taigi, kalbinu šią mažą mergaitę. Ką jauti šią dieną? Ar tau smagu? Ką tu manai apie šią didelę ilgą vėliavą? Patinka? Ir kaip tau ši eisena visa? Gerai, dėkui. Norėčiau paklausti, ką Jūs manote apie šį projektą. Ir galbūt Jūs turite atsiminimų apie sausio 13 naktį. Kaip? 13 kada buvo, aš irgi taip pat išvažiavęs į tą. Buvau prie bokšto, to stovėjau, žinot, buvo ten labai baisu ir žiauru, net tiesiog, kaip pasakęs. Bet ką, viską Lietuvų visi iškentėjo visą. Man šiandien patiko va šitą šventę, kurie tikrai nei vienas negali pasakyti, kad čia blogai. Jis sako, geriau darbo vietas padarytų, bet man atrodo, ne vien tik tai yra darbo vietos, bet reikia ir vis tik tai kažką tai paminėti. Po 20 metų tai vis tik tai pasidarė Lietuvoje kažkas tai gražu ir viskas minėti. Kaip manote, ar ši akcija skatina vaikų patriotizmą? Gerai, ačiū labai. Gal galite pasakyti, kokie įvykiai vyko sausio 13 naktį Anykščiuose? Labai išgąsdina telefonai kaimynės. Paskambina man ir pasakė, kad nebeveikia radijas. Televizija, įsigandau, kad bus karas. Tai va toks buvo įspūdis man labiausias atmintinas. Kaimynė, kad miegojau iš miegų, paskambina dabar tada telefonas laidinis, zirbė telefonas. Ir toks buvo strokas, tai va tas gal labiausiai ir buvo. Ar šie įvykiai suvienyje, šitą šventę suvienyje lietuvius? Taip, žinoma. Aš nežinau, tas važiavimas gali tų rūmų, tų saugot, aš buvau irgi nuvažiavus ten. Kokie Jūsų įspūdžiai? Taip, tai va tokie įspūdžiai, ten kūrena laužus, ten gėrėm arbatą, ten nakvojam, tokie dalykai, va įdomu buvo. Ačiū. Tas laidotuvės labai irgi surišė, va laidotuvės, tai gal iš visų daugiausiai man ir patiko.
todėl kad buvo labai daug žmonių ir jautėsi toks kažkoks vidinis kažkoks dalykas. Net nežinau, kaip paaiškinti, toks lengvumas liktai, labai tų žmonių, tos karstus, kai nešė, tas buvo toks labai įspūdis tikrai didelis. Ačiū labai už jūsų nuomonę. Prašau. Savo malonę šviesą padėti jaunimui Lietuvoje atrasti tikrąjį kelią ir juo eiti. Sveikinu visus šiandien jaunimą, sumanytojus, kurie sumanė tokią tikrai istorinę misiją. Jis turi tikrai tokią atlikimo viltį, kurią mus įneša per Gedimino prosteklą į Nepriklausomybės aikštę visi mūsų. Tikrai yra įsimintina data, kada į šį vėliavą šiandien subūrė vėlas jaunime jūs iš šventovė. Tai šventovė yra ne bažnyčia, ne sienos, bet jūs esate šventovė. Ir ta šventovė yra Lietuvos žmonės, jūs. Mėlyjeji, šiandien šią laisvės vėliavą ir pergalės vėliavą į Anykščių Švento Mato bažnyčią atlydėjo skirtingų kartų žmonės, moksleiviai, jaunimas ir tie, kurie mena sausio 13-ąją kaip savo gyvenimo patirtį. Aš prašau tylos minutę pagerbti visus žuvusius už tėvynės laisvę ir jos ateitį. Ačiū.